Vienišiems ir pamirštiems senoliams reikia mūsų pagalbos, kurios jie nesulaukia į savo artimųjų, nes jų tiesiog nebėra. Mes galime palengvinti jų sunkę, tamsoje skendinčią kasdienybę. Šiauliuose su to miesto maltietėmis aplankėme pačias jautriausias jų globojamas senoles, itin garbingo amžiaus. 2 žilagalves onutes, abi 90 perkopusios. Abi be pagalbos tiesiog neišgyventų. Jos visiškai vienos ir jau nepajėgia pačios ateiti iki durų, kad jas atrakintų. Onute, labas. Labutis. Labas, labas. Onutei 92. Gyvena visiškai viena. Turi dukrą, bet ryšys seniai nutrūkęs. Onutė žino, kad dukra pati yra silpnos sveikatos ir gyvena kažkuriame pensione. Aš jau 8 metai guliu ant patalo, man jau šonai prakiuro, jau buvo žaizdas. Jau 8 metai nepaeinu. Jau 8 metus senolė nėra išėjusi į savo namų, nes nepajėgtų lipti laiptais. Jos buto raktus turi maltiečiai, artimiausia kaimynė ir socialinė darbuotoja. Tokį baimę aš noriu, kad aš mirsiu, kad kam galėčiau rankelę išsikipti. Tiek tik tai noriu, daugiau nieko, mirti jau nebijau, jau žinai, amžius mano didelis yra, Dievas davė ilgą amžių. Senolė taip džiaugiasi, kai tąkart pas ją atėjome. Man toks išeina džiaugsmas per širdį, kad yra da kas aplanka tą senį. Pačiai jau virpančiom rankom sriubo šaukštą sunku išlaikyti. Maltietės atnešusio šiltą sriubą ją ir pamaitina. Kokias jūs man mielas, Dieve, Dieve. Atsisveikinę su Onute nuvykome pas kitame daugiabutyje gyvenančią jos bendravardę. Ši Onutė metais vyresnė ir gerokai žvalesnė, nors per kambarį pereina tik įsikibusi į ratuotą taburetę. Be jų aš tikrai neištempčiau. Onutė visiškai viena. Miręs vyras ir abu sūnūs. Bet prie svetimų aš neverkiu, mums sakė. Ir išdavė paslaptį, ką visada pasako savo gydytojams. Daktarams sakiau, gydykit, be 100 nesutinku mirti. Va taip, kai pamatė, jog filmuojame, pasipuošė gražiausią savo suknelę ir maltiečių paprašė, jog ją pamaitintų. Ir kad suknelės neaptaškytų. Dabar žemės angeliukam, maltiečiam esi nuoširdžiai dėkinga. Jie padėt maistą, atneš parūpin reikalais, parūpin, visur padėt. O tų, kas padeda, be maltiečių daugiau nebėra. Parodykite savo rūpestį, kurį maltiečiai neša kartu su sriubos dubenėliu. Juk ką gali žinoti? Gal kažkada tokios pagalbos prireiks ir jums? Paskambinkite jau dabar. 1485 5 eurai. 1410 10 eurų. Jeigu norite paremti pavedimu arba tapti kasmėnesiniu rėmėju, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.